metais. Labai gražiai užkabino vakare dar kalbėjausi su Eglė Laumenskaitė. Ji turėtų sėdėti šitoj barikadų pusėje, dėl ligos negali sėdėti. Ji labai gerą frazę pasakė. Darbas yra darbas, bet namuose moteris turi antrą darbą. Vadinasi, jinai grįžta iš darbo ir eina į antrą darbą. Tai yra dvigubas darbas. Ir klausimas, ar čia tu tiek sveikatos turi, kad galėtum suderinti, bet va surado Daiva, 8-8-8, geras receptas. Ji tiesiog skleisi visuomenėje, kad nors šitokia proporcija yra. Janina, jūs sakėt, kad ir visokios statistikos turite, ir tyrinėjate, ir ne tik tai Lietuvoje, bet ir Europoje. Taip, iš tikrųjų, Lietuvos darbo federacija organizavo ne vieną tarptautinį renginį. Mes bandėme gilintis į šitą problemą. Mes matom dar vieną didelę problemą – migracija. Dėl migracijos Lietuva netenka ne tik darbingų jaunų žmonių, bet ir netenka vaikų, kurie gimsta kitose šalyse. Tai šią problemą labai norėtųsi spręsti. Kodėlgi darbas užgožia žmogaus pagrindinį tikslą turėti šeimą? Pirmiausia, be darbo nebus šeimos, nebus lėšų, nebus iš ko gyventi. Vadinasi, dirbti reikia. Dabar klausimas, kiek dirbti? Kiek savęs atiduoti darbui? Tai priklauso ir nuo profesijos, ir nuo žmogaus partnerio gyvenime, kiek partneris uždirba, ir taip pat nuo gebėjimo viską derinti. Ir nuo darbdavio be abejo. Šalia manęs sėdi darbdavė, aš žinau, kad jinai yra puiki darbdavė, esu skaičiusi, tačiau darbdavys siekia rezultato, bet kokią kainą. Ypač šiuo metu, kai dar Lietuvoje yra ekonominis nuosmukis, mes stebimės, kad darbdaviai siekia, kad darbuotojai kuo daugiau dirbtų viršvalandžių, tuo tarpu, kai yra daug bedarbių, galėtų jiems suteikti darbą. Darbdaviai nenori derinti lankstaus darbo grafiko, nors turėtų galimybę tai padaryti. Iš tikrųjų, daug kas priklauso nuo darbdavio. Šiandien aš sėdžiu šitoj pusėje, todėl kad aš norėčiau dėrėti su darbdaviais. Norėčiau juos skatinti, galvoti ne tik apie savo verslą ir apie pajamas, kurios, žinoma, labai svarbios, bet ir apie Lietuvos ateitį. Žinoma, tai turbūt noras toks labai iliuzinis. Noriu prašyti iš darbdavių, kad jie būtų geresni savo žmonėms, geresni motinoms, geresni šeimai. Bet ar tai įmanoma? Norėčiau klausti darbdavių, ar jie nori būti geresni? Tai jūs man tai atsakyti? Man atsakyti. Matot, aš atsakyčiau labai paprastai. Darbdaviui pirmoji vietoje yra atsakomybė už žmonės, kurie yra pas tave dirba. Pirmiausiai, kad visi komandoje mes būtumėm konkurencingi rinkoje. Ir aš iš meilės žmonėms galiu sekantį mėnesį pakelti atlyginimus koeficientų 3. Išsidaliname, esam gėris tą mėnesį. Bet po mėnesio mes uždarom įmonę, nes ateina bankas ir sako, sorry, jūsų atlyginimai, jūsų rodikliai labai prasti ir mes turime atsimti kreditus. Visos verslo įmonės, gamybinės įmonės, dėja, esame papuolę į bankų pinklės ir patikėję, kad verslo išvystyti ir likti konkurencingam neįmanoma, jeigu tu neturi paėmęs iš banko daug kreditų. Tai visi tą sėkmingai esame įtikėję ir toliau ekonomikos vadovėliai ką moko, tai čia banko verslas. Čia yra kitas dalykas. Bet tu negali, jeigu kas prekiavo turguje, aš tai prekiavau turguje. Mano medaus meno praėjo turguje, prekiaujant gėlės. Bet turguje jūs nepakelsite, jeigu jūs prekiaujate, tarkime, tulpę, jeigu turguje jūs perkate už 2 litus, nes aplinkui parduoda už 2 litus, tai aš galiu parduoti, kiek, oi, man pasisekė už 2,10. Tai kiek aš galiu sumokėti tam, kuris, tarkim, kiek man lieka, man tiek ir lieka. Už kiek perka, kiek lieka pinigų atėmų sąnaudas, kiek mes galime pasidalinti. Tai vat, verslas tai ir yra, ne tai, kad tu nueini ir nusiskini pinigus nuo medžio ir pagal norą dalini, tu dalini tai, ką uždirbi. Ir dėl ko, aš manau, versle šiaip tai daug vyrų sukasi, ir jie turbūt labai myli ir tas moteris, ir joms patinka jos, bet yra tokia situacija, kad su ta komanda turi padaryti atitinkamą darbą.
pasiekti atitinkamą rezultatą, ne energijos išlieti, kiek išeikvojau. Dažniausiai žmogus sako, kiek aš daug dirbau, o ką aš pasiekiau. Tai va ties tu ir susiduri, ties visą bendrą konkurenciją. Ir manau, ne verslininkas turi spręsti šitus dalykus, jisai turi pritarti jiems. Bet šiandien, ką aš pasakyčiau, verslas, kokia yra situacija, verslas iš tiesų yra šiek tiek priešinamas su moterimi. Dėl to, kad iš verslininko yra reikalaujama moteris, jeigu jinai tenai laukiasi vaikučio ir išeina į dekretinės. Jeigu jinai ten grįžta po 3 ar 4 metų ar po 6, būtinai turi jinai ateiti į tą darbo vietą, kur jinai yra. O ten dirba kitas žmogus, kita moteris. Ir kaip ta moteris pasitinka, ne mane priešina, bet ta moteris priešina su kita moterim. Ir gaunasi trintis, suprantat. Tai turėtų būti kažkaip kitas požiūris, kad mes turim padėti moteriai būti kuo ilgiau namuose ir patikėti, kad tai yra gėris, auginti vaikus. O ateiti į darbą, verslininkas taip turėtų geranoriškai surasti darbo vietą, bet nebūtinai į tą patį tašką ir nekur kitur ir taip toliau. Tokia, padaroma tokia priešprieša, suprantate? O aš manyčiau, kad turėtų būti ne priešprieša, bet geranoriškumas. Palikti erdvę geranoriškumui. Suprantat, apie ką šneku? Lygiai taip pat kaip šneku, palikti erdvę žmogui galimybę daryti gerus darbus, aukoti pinigus kažkam. Tai šią dieną jis tos galimybės neturi, nes iš jo atima per mokesčius viską. Ir man labiausiai gaila, tai žmonių, kurie turi per mokesčius atiduoti visus pinigus ir jam lieka iš to, kai jis uždirba tik 45%. Jūs turbūt nežinot, kad jūs tarkim, darbo vietoje, tarkime, mūsų įmonė, tas žmogus, kuris gauna 1000 litų, jinai darbo įmonė kainuoja kartu su to žmogaus mokesčiais 1700. Taip? Jūs pusę sumokat, pusę darbdavys. Toliau jūs su to 1000 litų drožėt į parduotuvę ir dar sumokat PVM 20%. Ir realaus darbo užmokesčiams lieka 800 litų, nuo 1700. O dabar aš tik labai gražiai pasakė, supriešina moterį su verslu. Su Egle, kuri augina 4 vaikus ir mokslą daro, jie tiesiai vakare pasakė, vakar šviesiai, kad jeigu galėčiau nedirbčiau, esu priversta. Pasako visos moteris, kurios apsimeta, kad joms darbas neužgožia šeimos. Tai jos tik apsimeta. Aš atsiprašau, pasakykite, Egle, kad mes galėtume pereiti prie tų, kurie gal apsimeta. Taip, tiesa, 4 vaikai. Mokslas, darbas, ir kaip protingas vienas žmogus pasakė, Valentina Dagienė, dar vieno darbo tu daugiau nepatempsi, aš tau daugiau neduosiu. Iš tiesų, aš iš tikrųjų manau, kad darbas užgožia šeimą, nes vyresniam vaikui tikai, antrasis vaikas bronchinė astma, trečiasis refliuksas, ketvirtas bronchinė astma. Aš manau, kad tai yra priežastis dėl dėmesio stokos, dėl priežiūros stokos. Na, aš nemanau, kad aš neprižiūriu vaikų, bet visa esmė tame, kai tu juos nuo 1,5 metų atiduodi į darželį, tikrai to žodžio prasme. Taip, tai yra stresas, nors jie pas mane pakankamai bendraujantis ir tų ašarų tikrai nedaug ten būna, darželį mielai lanko, bet matyti išlenda visos tos problemos. Dėl supriešinimo, čia mintis, kaip buvo pasakyta. Aš 2 kartus išėjau į dekretą ir 2 kartus grįžau į darbą. Ir džiaugiausi, kad aš dirbu ne verslo sektoriuje, o valstybinėme. Ir aš sėkmingai grįžau ir buvau priimta. Aišku, po 3, pirmą kartą po 3, antrą kartą po 4 metų grįžus, nes mano vaikai ten panetinukai, kaip man jau pavyko 3 metus ir 4 metus pabūti namie. Nebuvau su džiaugsmu sutikta ir man reikėjo iš naujo išsikovoti savo vietą ir savo pripažinimą ir per didelius konfliktus, ir per daug ašarų, ir stresas namuose, ir visą tai atsiliepia, aišku, artimiausiam žmonėm, vyram ir vaikam. Na, yra toks dalykas ir nieko tikriausiai negali pasakyti, kad nieko negali pakeisti tokios sąlygos. Taip mes grįžtame, toks požiūris, kad ir pernai, pavyzdžiui, prieš Kalėdas, dabar šiemet irgi Kalėdų visai nelaukiu, darželyje, kai atsisakiau duoti 200 litų kalėdiniam dovanėlėm rinkti vaikams, sakau, man tai yra per daug. Pasakyta, kam gimdai vaikus.
per daug prisigydai, turėk pinigų, paskui gimdyk. Na, kai aš turėsiu pinigų, gal būdama 50 metų, gal nelabai norėsiu gimdyti vaikus. Tai, na, mano nuomonė iš tiesų, jei būtų galimybė, aš atsisakyčiau darbo. Mokslo galbūt ne. Vis dėlto norėčiau ir toliau studijuoti, nes tai yra mano asmeninis tobulėjimas ir tai galima nesunkiai derinti su šeima. Visiškai, nes tai yra grafikas laisvas, ir paskaitos laisvos, ir egzaminai laisvi. Man pasisekė tuo, kad mano darbas yra pusė dienos, aš dirbu Vilniaus jėzuitų gimnazijoje mokytoja ir ten neturiu net pilno etato. Bet neturiu pilno etato būtent dėl to, kad noriu būti daugiau su vaikais. Ir aš turiu 2 valandą būti namie. Nes vaikam yra būreliai, vaikai mažamečiai, jie dar dalis jų nenuvažiuoja su troleibusu į užsiėmimus, dalis jau susitvarko. Na, situacija tokia. Tai tiek tikriausiai galėčiau pasakyti. Tai dabar... Gal tai galima ir porą klausimų atsakyti, kur čia buvo suformuluoti, bet taip gal... Neatsakyti, bet pirmą noriu buvo pasakyti, kas yra karjera. Karjera faktiškai turėtume suvokti, jeigu teisingai suvokti karjerą kaip tokią, tai nieko neprieštarauja žmogaus ar moters reiškia saviraiškai. Karjerą siūlau suvokti kaip profesinėje veikloje judėjimas norima kryptimi. Ne į viršų, ne į apačią, o norima kryptimi. Čia yra karjera. Problema yra ta, kad dažniausiai mes daugelis iš mūsų neturi vidinio poreikio judėti. Paprasčiausiai yra vedami bandos jausmo. Būti direktoriumi, generolu ir panašiai. Bet tokiu būdu panas Eglės pasisakymas kaip tik yra sąmoningo žmogaus pasisakymas. Aš kalbu apie karjeros suvokimą. Mes matom, reiškia, tą, kas absoliučiai prieštarauja. Nu, gerai, atsiprašau, pasakiau tam, ką norėjau pasakyti. Antra, tai aišku, kad taip, Lietuvoje dėl lankstaus darbo grafikų, tai faktiškai rodiklis yra vienas iš žymiausių Europos Sąjungoje. Tai kodėl taip nėra? Sunku pasakyti, galim darbdaviai atsakyti. Aš tik noriu pasakyti, kad mes Lietuvoje turim didžiausias, reiškia, skirtumus tarp vadovo atlyginimo ir žymiausiai apmokamo darbuotojo atlyginimo. Faktiškai vienas iš didžiausių Europos Sąjungoje, būsime 3-4 iš apačios. Tai va, tai faktiškai 3 kart didesnis yra santykis negu Lenkija. Ir dabar suderisim, kad Lenkija vienintelė šalis, kurie turėjo krizės pasiekmių. Gal čia yra kažkokia priežastis tam. Nu gerai, ir pabaigoje tik noriu pasakyti, kad labai skaudu, kuomet akcentuojama, kad moteris namuose turi 2 darbą. Jeigu čia nėra mylinčių moterų. Ačiū. Yra mylinčių moterų. Rasa, jūs 5 vaikus turit, ir Eglė 4. Nu, čia labai mažas ten svorio skirtumas, ar ne? Iš tikrųjų. Ir dabar jūs sakykit, aš kiek jūs girdėjau viešai, jūs niekada problemos nedarėt. O gal dabar darot?